Nu ir labą vakarėlį arbūziniai. Pašnekėsiam šiandien keletą klausimėlių. Šiokių tokių aptarsiam, perėsiam prie mūsų tos dabar laukiamiausias temelis. Arbūzų daiginėms prasidės. Sėsiam jau sieklas. Aišku, jau vyrai turbūt pasodėnusi, jau kiti turi daigelius, mačiau jau internetus, turi nemažus, bet čia sakyčiau galioja ta taisyklelė, kad neskubėk ir būsi pirmas. Kiekvienam reikėtų įsivertinti savo sąlygas, kokius turim ir jau pradėti daiginti sėti ar dar ne. Kokius reikėtų atsižvelgti kon. Tai jeigu planuojat arbūzą, turit koranon daiginti, jeigu daiginsim mane kaip aš daugiabučiam palongis, ar nu mūsų palongis neturit galimybę nuo laukia ar šiltnamie kažkokios daigyklos daiginti, tai reikėtų neskubėti dar vis dėlto. Nes palongis dar vis tik, dar neteiktos šviesos ir palongis daigas tykst, nes anims kuo pritrūkst saulės, nebent kažkas dar galvoja papildomas lempas daryti, šveist, gal, aišku, to daryti. Tinki paprastas luminescencinis lempas ir augalų daiginimą lempas, specialis toks, violetinis visoks. Anos tink, tas ok, jeigu ir galimybė, bet jeigu ne, tai dar neskubėkiam. Aš te planuoju, kad tik katrus palongis daiginsiu, tai daiginsiu tik po Velykų. Tik po Velykų, ton savaitę kažkada pradės daiginti, bet šį metą turėsiu tokį daigyklėlę, šiltnamioką, mažioką. Tai aš šiandien galvoju auginti tų daigų. Šį metą auginsiu biškį daugiau, nes galvoju, gal kažkam ir padovanuosiu, kažkam gal vieni kiti pardausiu. Tai šį metą reiks biškį daugiau tada mano turėti. Tai aš jau pradėsiu ir šiandienams daiginti, bet katrus to daigyklelę laikysiu. O palongis, kaip sakau, pradėsiu daiginti tik dar po savaitelės. Tai dažna kas klaus, ar gal teisė į dervą sodinti. Tai jo, galima ir į dervą sodinti. Ir auga, ir užauga, kiek žinau, aš pats nebandžiau. Tai, jeigu norim sodinti teisę į dervą, be birželio mėnesį manau, kad neverta. Nesgi gegužės pabaigau pernai, jeigu gerai atsimenu, tai vis birželio pirmą savaitę dabar šalnas. O arbūzus labai jautrus šalnoms, 0 laipsniokų ir gali rasti daigėlį jau nukeipusi ir skaityk, jau nebejau, viskas nebeatsigaus. Tai nesinorėtų, kad būtų. Galvoju, laukiu, gal reikėtų šimet pamėginti. Matysim paleitus orus, kokie čia bus. Gal ir reikės keletą pamėginti, bet tada reikėtų gal irgi kažkokį tai uždangas kažkokius dėti, bet čia viskas labai priklauso nuo orų. Čia sunku nuspėti pasakyti, nes neaišku. Bet manau, kad kiekvienas metas nuo gegužės pabaigos ir būnto šalnas ir manau, kad bus šį metą. Dabar čia aišku ir gražiai atšėlė, rodo gražiai savaitėlis, viskas gerai, bet tų šalnų dar bus. Toliau dar ko klausot, kad teisė į dervą arba ne į dervą, bet sakykime, sako, aš neturiu jokios dervos gabalioko, tiesiog jeigu kažkur į pievelis mėgčiau 8 daigėlį ir kon. Nu ir viskas, kad nieko gal atrodytų. Tai arbūzusgi nekopūsts. Gons įsmeigsim, taigi jums neišauks to pačio veito. Na koks kopūstas, na brokolis, tai gerai, mes sakykiam, turi, ne? Čia, kur nors įsmeigsma.
apkasėm, iškasėm mane, bet tai gerai, turėkime umenį, kad tai uns, tos virkščias augai 2-3 metrą, padaigelį, tai uns užims visą tom pluotą, o paskau tom pluotą norėsiamgi pjaut žuolę kažkon, taigi jau čia nebepriesiam prieno. Tai nebent variantas, kas, aišku, sak, neturi kažkokio, tai tiesiog galėtumėte irgi pasiimti plėvelę ir uždengti tom pluotą, pasidaryti tam, kaip ir aš esu pasidaręs to dirbo. Taigi užsidenkit kažkokį plotą su plėvelė, pasidarykit daubelį, kur arbūzo daigą įsidėsit, ir tegu ant tos plėvelės gyvent, nereiks jums ten žolės pjauti ir arbūzus galės gyventi. Plėvelę aš vertinu su visokias tokias plėvelių laikyklės. Yra visokių rūšių, tai štai neblogi įsispraud. Būna tų plėvelės laikyklių kitokios rūšis. Čia esu tokius panaudojęs. Tokius, kas svarbiausia, kad turi būti gan plat galvelė, kad neišplyštų skylės. Prismeigi, gan gerą prisismeigi. Būna toks mažesnis vinėkis. Irgi gal panaudoti. Čia aš jau, aišku, tokius tarpus panaudojau, kur buvo paliks per didelis, tai dar dasmaikščiau. Tai gal pasidaryti ir čia dar, aišku, bardaks pas munis, nes dar į laiką. Arbūzą dar čia parkeliaus tik tą už gerą mėnesį. Tai dar čia ten viską reiks patvarkyti. O dabar keliausiam numeim ir pradėsiam repeticiją sėklėlių daiginimo. Ten parodysiu, kokių procedūrų dar reikia atlikti, kam nereikia atlikti. Ir važiuojam. Reikiam pažiūrėti, kokias mes tą žemės naudosiam. Turiu kompostinis žemės, turiu daržovėms skirtas žemės. Tas substrats man visai pateka. Universalus sodui ir daržui. Čia aš jau užsipyliau kompostą, o čia į tas substrats. Ir man labiau pateka negu tas daržovėm, kurį čia skirts. Man labiau pateka tas toks pradaiginimo, bet aš anon maišau su kompostinė. Kompostinė tiesiog žemė, nes čia iš tikrųjų toks kompostėlis. O tos nebloks, toks atrodo net kaip jaudžiams. Ir aš vis laksim įdavau kompostinį sumaišytą. Ar tiesiog su žemė, bet kadangi čia jau visokių žulių, tai kad tų sėklų čia prisivaryti su tom žolėm, tai aš tiesiog imsiu kompostinis ir pasimaišysiu su tokiu substratu. Gal lamposes kažkur. Man visai patinka kompostinė, kaip ir buvau ankstesnės laidelės minėjęs. Nenaudokiam tų durpinių vazonų, nes nežinau, niekam tiekti durpinę vazoną. Nes prisigertos drigmės pats tinž, suanas gaunas nieko gero, nežinau. Šitą man geriausia tokiai. Daiginimo vazonai, litrinukai. Aš naudoju tokius, bet gal naudoti ir, ko mes čia turėjom, gal naudoti ir tokį vazonėlį puikiausia. Ar kaip ir buvau minėjęs, koks nors nupeina 2 litrėlį nukerta. Tai aš naudoju tokius. Kaip ir sakau, tom kompostinį žemę susimaišau su durpė. Ir prisikraunu. Ir čia dabar tik užpildysiu. Vieną, bet šį kartą užmiršau pasiimti. Geras dalyks ir tai visokiai agroperlitas. Anų irgi įmesti. Neseniai padeda sureguliuoti
drėgmę, kad šaknis nebūtų užbrinkusis, nes, jokiam augalau nepatink turbūt, gal nebent ryžiams patink užbrinkusi šaknis su vandeniu, o tep nepatinka. Tokius užbrinkusi šaknis. Galim naudoti vermikulitą, galim naudoti agroperlitą, nes iš tikrųjų gera, nepakenks. Kažkiek nuimėst, sureguliuojant drėgmę, kad nebūtų tos šaknelės apmirkusios. Ir iš tikrųjų, ir manau, gers dalyks. O dabar žvilgtelkiam dar kokios klaidelis, kad nepadarė. Tai vat, vazonėlį prisipildot pelną, nes, kiek atrodo, kam čia pelną tam pridėti, tegu uns ten būn biški giliau. Bet uns ir giliau, ir iš karto anam jau kremt nuo saulės pavėsis. Ir tu jau uns nors stypti. Uns išstyps, kuo uns ten giliau bus, tuo uns labiau styps, kad pasiektų saulę. Kol mes anon pilnesnį pridedam, to anam nebreks stengtis išlysti į saulę. Taip, reikia apie kokių 2 cm daubutį padaryti, sakykime, aš vein, kaip pasiruošu, ir kadangi turėsime mes arbūzą siklelį, jau susidaigintas su tokiu jau šaknelį, tai mes anon čia gražiai ir įguldysim. Geriausia anon paguldyti ant siklelį, nepastatyti, kad tipo pastačiau, ta šaknis ten į apačią, tas, kas ir bėda, kas atsitinka. Kad mes siklyti nepaguldom, o taip geriausia paguldyti padėti ir apkasti. O jeigu mes anon nepaguldom, o tiesiog taip šitą įstatom, uns kapaug, būn, kad anam nepavyksta atsikratyti tos sieklas ir leikt, jų užspaudus tus lapelius. O paskui, ką nori nuimti ant sieklą, jį labai sunkia. Įeisti augaliuk. Čiaukui sekundę. Tai vat, geriausia siklyt guldyti, nes kai jį gulščia, apsikasus, anam karek išlyst, uns atsikrata tau sieklas apvalkalų. Ir tada išlend viskas gražia. O jeigu tiesiog įstatysite ant stačia, galbūt, kad uns išlys su viso tos sieklos apvalkalų ir manau, paskui sunkiai nusikratyti. Bebandant nuimti, dažna gal ir daigėlį palaužti. Tai va, nepadarykiam tokių klaidėlių. Ir ką, pradedam siklyčių daiginimą. Dabar tep. Būn siklytis tokias beicautas. Anos ir va. Tau parodysiam kokį. Čia dabar tik aš kelis turiu. Va, matos, net biški čia buvo paspušlapė, tai nusidažė, tai anos būn mėlynas, žalis. Būn da ten rodas, gal ir raudonas būn. Tai tokių siklyčių nieks. Anos yra paruoštas. Anos kaitas vat nubeicautas. Reiškia, anos jį pilna dezinfekautas, viskas anos jį paruoštas. Į tuokį siklytis mes jau niekanom nedarom. Ko tik tą darom. Turiu aš ten savo šiltnamioką, kur sakiau. Turiu jau vat merliukus susimirkis. Tamponėlius. Dedu ton siklyti tarp tų tamponėlių. Veina į apačią, veina uždengu. Ir suguldau tas siklytis. Va, tikšt. Suguldau šunas. Tas siklytis suguldžiau, sumirkiau, uždongstom, tukšt ir nešiam manas padėsiam. O kitas va, dėsiam į kalį per manganatą tirpaliok. Tų kraupėlių reikia labai nedaug įdėti. Persistenkiam, nes iš tikrųjų jų reikia nedaug. Tai va, turėjom tirpalioką.
kalį per manganatą ir čia sumesiam tas sėklytes, kurios yra nebeidsautas ir palaikysiam apie parą laiką. Tai va, čia tiesiog pum. Ir vienas sėklytes nuskėst, kitas nenuskėst. Bet nereik bijoti. Nereiškia, kada dar čia plūduriuojant, kada ir negera. Turėtų vis tiek su viskas būti gera. Ir paliksiam apie parą laiką ir tegu anos čia dezinfekaujas. O ko? Dar šitą nunešam savo šiltnamioką, padedam ant gyvatoką. Bet nedėkiam, tepam gyvatoką. Vienas dalyks tepį nesilaikys. Kitas dalyks galbūt per karštą. Tai va, aš padėjau rankšluostį ant gyvatok, nes jeigu iškart padėsim ant gyvatok, gal perkaistų sėklytes ir sukepti, iškepti. Mes sėklyčių nenorim iškepti, mes norim tik šiltą, drėgną daigintumės. Tai va, ten sudėtas. Čia va, užrėmiau, kad man nenukristų. Nu ir viskas. Apie porą dienėlių turėtumėm sulaukti šaknį. Ir va teik, prisijunkit prie kanalioką ir žengsiam vis toliau į tą arbūzų kelią. Vis įdomėja, vis linksmėja, jau prasideda realūs veiksmai, ne tik kalbėlis. Tad spaudam like, prenumeruojam ir susitinkam kito seriale.